Sveiki, ponai ir ponios, ponios ir ponai. Didėja akimirka man asmeniškai. Jau daug metų, 17 kartą mes čia Lietuvoje, 20 kartą apimant ir Baltijos konferencijas renkamės, susitinkam. Ir tai iš tiesų man didėja akimirka kiekvieną kartą ateidamas į sceną, ateinu ir su baime, ir su dideliu entuziazmu, bet kuriuo atveju mums tai šventė. Šio renginio tikslas, kaip ir kiekvienais metais, iš tiesų, kaip ir Lukas pastebėjo, tai yra dalintis patirtimis, sužinoti technologinės naujoves, atnaujinti profesinius ryšius. Labai gražiai pastebėjom, kad antroji vietoje yra tie, kurie dalyvauja daugiau nei 5 kartus. Užmegzti naujas pažintis, ypač tiems, kurie dominuoja, 50% naujokų. Tradiciškai, kaip šiuose renginiuose vyksta, kviečiu skirti 1 minutę pažinčiai su dar nepažįstamu žmogumi, kaimynų, svečiu. Dabar paprašysiu organizatorių įjungti šviesą ir paprašysiu, atsistokite, apsisukite, paspauskite ranką. Tam, kurio dar nepažįstate, prisistatykite, ką darot, kuo užsiemat. Prašom, 1 minutė. Tvarkoj, gražinam dėmesį čia. Labai karštos pažintis. Manau, per pertraukėlės, kavos pertraukėlės, pietų pertrauką turėsim galimybės toliau tęsti pažintis, bendravimą. Ir tai yra, aš sakyčiau, viena iš svarbiausių tokių renginių dalis. Smagu matyti beveik 600 dalyvių iš daugiau nei 120 organizacijų. Jūs važiavote iš įvairiausių Lietuvos kampelių, atstovaujate įvairiausias organizacijas, veiklos sritis, profesijas. Bet čia mus jungia viena, tai yra žemėlapiai. Tai visus mus siejanti geografijos kalba, visiems suprantama kalba. Ir ją išplečianti GIS technologija. Kaip visad norisi apžvelgti pastarųjų metų darbus, jūsų pasiekimus. Prasibėgsiu per įvairiausias industrijas. Vystomi teritorijų planavimo ir statybos vartai, savivaldybių erdvinių duomenų rinkinys SEDRAS ir TIS, topografinės inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema pildosi duomenimis ir tampa patikimų pagrindų turto valdymo ir eksploatacijos uždaviniuose. Teritorijų planavimo stebėsenai ir analizai, statybos sektoriaus vystymo agentūra integruoja įvairiausius duomenis, praturtina juos valstybės duomenų agentūros ežere. Teritorijų planavimo ir statybos inspekcija organizuoja žemės naudojimo, valstybės priežiūrą, vertina rizikas, atlieka lauko patikras. Pastebėjom naują infostatybos, išduotų statybos leidimų švieslentę. Nacionalinė žemės tarnyba, 12 institucijų pavaldžių aplinkos ir žemės ūkio ministerijoms užsakė prieigą prie aukštos rezoliucijos Planet ir Airbus satelitinių geovaizdų. Sakyčiau, tai yra pakankamai naujovė Lietuvoje. Tokių vaizdų panaudojimas, tiek archyvinių, tiek programuojamų, užsakomųjų. Tai yra, kai pati organizacija gali programuoti palydovą
nustatyti, kuriuo metu nori padaryti nuotrauką. Tikimės, kad atsiras proveržis satelitinių vaizdų pritaikymuose Lietuvoje. Pastaraisiais metais daug girdime apie duomenų atvėrimo svarbą. Valstybės duomenų agentūra vaidina labai svarbu vaidmenį, transformuojant, paruošiant valstybės institucijų duomenis ir juos atveriant. Ir čia Argys technologija vaidina svarbu vaidmenį. Kultūros paveldo departamentas integruoja lauko inspektavimo ir patikrų duomenis į bendrus organizacijos veiklos procesus ir kitas informacinės sistemas. Žemės ūkio duomenų centras jau kuris laikas, siekdamas pasėlių deklaravimo ir kontrolės sistemą padaryti efektyvesnę, gamyboje plačiai naudoja dronus, eksperimentuoja su aukštos rezoliucijos satelitiniais vaizdais bei dirbtinio intelekto įrankiais. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba modernizavo vandens lygio kitimo stebėjimo ir pavasarinio potvinio prognozavimo sistemą, pakankamai kompleksiška ir mokslinė sistema. Lauko inspekcijas, patikras vykdo valstybinė mokesčių inspekcija, labai netradicinis GIS naudotojas. Gyvai aprūpina inspektorius visapusišką informaciją, lankant objektus lauke. Vyriausioji rinkimų komisija jau daug metų pristato rinkimų rezultatus populiarių interaktyvių žemėlapių formoje. Duomenys atveria visuomeniai, politologams, partijoms. Saugomų teritorijų direkcijos duomenų rinkimui naudoja Argys Online su profesionalia Trimble GPS įranga, o centrinė saugomų teritorijų tarnyba centralizuotai kaupia duomenis, nuolatos pildo žemėlapių galeriją visuomeniai ir institucijai naudingų turinių. Naujoviškai aplinkos būklės ataskaitas viešina aplinkos apsaugos agentūra. Saugomų teritorijų planavimo dokumentus rengia, alternatyvą su visuomenė komunikuoja Gamtos paveldo fondas, tam vėlgi naudoja Argys Online technologiją. Aplinkos projektų valdymo agentūra Argys priemonės naudoja skaičiuodami ir modeliuodami atsinaujinančių išteklių energijos gamybos išmokų prognozės gyventojams, patenkantiems į tam tikrą zoną atstumą nuo saulės ir vėjo jėgainių parkų. Kaip juokais ar rimtai sakoma, pirmasis GISas gimė Londone XIX amžiuje, kai žemėlapis, akivaizdu tada dar popierinis, padėjo mokslininkui Joe Snow, viešosios sveikatos ir šiuolaikinės epidemiologijos pradininkui atskleisti choleros epidemijos priežastį ir židinį. Ši, taip sakant, sveikatos apsaugos sritis besiplečianti ir Lietuvoje progresuoja. Valstybinė ligoninių kasa vertina ligų pasiskirstimą laike ir teritorijoje, taip pat medicinos personalą, jo užimtumą, analizuoja geografiškai. Vaistų ir sveikatos priemonių rezervus, jų atnaujinimą, teritorinį paskirstimą GIS priemonėmis vertina ir valdo ekstremalių sveikatai situacijų centras. Radiacinės saugos centras sukūrė sistemą radiacinio fono stebėjimui, pasirengimui avarijom ir jų valdymui. Taip pat organizacijų turinčių radiacinius šaltinius patikroms, poliklinikos, ligoninės. Kelios poliklinikos, vėlgi labai netradicinis atrodytų GIS naudotojas, įsidegė Argys programinė įranga suteiktų paslaugų monitoringui. Kitaip sakant, fiksuojami lankymo namuose faktai, laikas, vieta, duomenys analizuojami. Tai apie tai išgirsite Šeškinės poliklinikos pristatyme. Įvairius teritorinius dinaminius rodiklius galybėje šviesvelenčių, Argys švieslenčių stebi nacionalinė teismų administracija. Vėl labai netradicinis GIS naudotojas. Lietuvos kariuomenė vis plačiau ruošia GIS priemonės mūšiui organizuoti ir eigai stebėti. Sprendimų testavimai ir tobulinimai vykdomi pratybose Pasitikėjimas, nesenai, čia praeitais metais.
Karo kartografijos centras vis labiau virsta, sakyčiau, į gynybos duomenų centrą. Jis per Argis galeriją aprūpina gynybos sektorių tiek duomenimis, tiek informacinėmis paslaugomis bei informaciniais produktais, aplikacijomis. Transporto srityje Lietuvos geležinkeliai ir Via Lietuva registruoja incidentus ir priežiūros darbus eksploatuojimuose keliuose. Viduje įmonės organizacija naudoja darbų ir eismo planavimui. Via Lietuva suteikia galimybę viešai peržiūrėti geoinformaciją apie kelių ir tiltų būklę, remontuojamus inžinerinius objektus. Kelių priežiūra valstybės įmonė informuoja visuomenę apie žiemos kelių valymo darbus, tai atlieka realiu laiku, yra aplikacija, mobili aplikacija. Rail Baltica Argisa naudoja statybos megaprojekto darbų planavimui ir valdymui. Čia integruojami įvairiausio pobūdžio duomenys, geodeziniai matavimai, dronų nuotraukos, lidarinės nuotraukos, tyrimai ir lauko patikros, BIM dokumentai. Klaipėdos jūrų uosto direkcija plėtoja skaitmeninį dvynį tiek virš vandens, tiek po vandeniu. Skaitmeninių dvynių naudojasi didžiuliame liečiamajame ekrane, stebi laivų judėjimą realiu laiku, kitą informaciją iš integruotų informacinių sistemų. Judu, Vilniaus savivaldybės įmonė, renka ir analizuoja mobilumo duomenis apie viešąjį transportą, naudoja srautų optimizavimui. Sukaupti duomenys taip pat yra plačiai pernaudojami miesto planuotojų, urbanistų. Savivaldoje, tai vos ne visas didžiulis pasaulis gis taikymų. Kauno ir Jonavos rajono savivaldybės planuoja infrastruktūros tarifų zonas, integruotai su dokumentų valdymo sistemomis, registruoja prašymus, seka apmokėjimo statusą. Kalvarijų, Molėtų, Tauragės, Varėnos, taip pat kitos savivaldybės naudoja GISą želdinių priežiūrai, renka duomenis apie būklę, turi galimybę skirti užduotis rangovams, stebėti jų statusą švieslentėse. Visuomenė gali sekti darbų būseną ir pokyčius. Kretinga viešina informaciją apie savivaldybės turtą. Molėtai vykdo reklamos stendų naudojimo apskaitą ir kontrolę. Jau nemažai metų tą daro sėkmingai. Šiauliai kuria išmanų miestą Smart City. Įdiegtas koordinacinis centras, skirtas valdyti miesto priežiūros darbus, komunikuoti su miestą tvarkančiais rangovais, skirstyti darbus, bei gyventojais, žinoma. Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Čia įvairiausių taikymų neužtektų ko gero pusvalandžio net apžvalgai padaryti. Išgirsite šiomis dienomis jų pristatymus. Litgrid lidarinių nuotraukų pagrindų analizuoja apsaugos zonoje augančius želdinius ir planuoja jų genėjimus ir valymus. Klaipėdos vanduo publikuoja avarijas, skaitiklių įrengimo planus, statomus ir projektuojamus tinklus. Daugybė organizacijų, pradedant vardinti nuo ESO, Ambergrid, Telia, Kauno energija, Vilniaus apšvietimas, Kretingos vandenys ir daug kitų mažesnių inžinerinių tinklų įmonių kuria eksploatuojamo tinklo skaitmeninius dvynius, informacinės sistemas GIS pagrindu. Noriu taip pat pasidalinti keliomis žinutėmis apie mus, apie mūsų veiklas. Tikiu, tai gali būti irgi naudinga jums girdėti ir žinoti. Mūsų misija – nunešti geografijos mokslą ir GIS technologiją į kiekvieną ekonominės ir socialinės veiklos kampelį. Mes matome pasaulį geografiniu žvilgsniu, geografiniu požiūriu. Todėl iš tiesų
galime pasiūlyti kitą vertę, papildomą vertę. Kaip sako Esri šūkis, see what others can't. Pamatyti, ko kiti negali. Labai taiklus posakis, sakyčiau. Mūsų misija tarnauti jums, teikti vertę kuriančias paslaugas, sprendimų ir sistemų diegimus, konsultacijas ir mokymus. Turime ir prižiūrime kokybės, aplinkosaugos ir informacijos saugos valdymo sistemas. Pastaroji ypač aktuali šiandien, NIS 2 direktyva adaptuojama Lietuvoje. Nuolat renkame jūsų atsiliepimus. Ačiū, dėkojame už suteiktus aukštus vertinimus, bet ypač dėkojame už kritinės pastabas, pasiūlymus. Todėl ieškome sisteminių visat pokyčių gerinančių veiklą. Prisidedame ugdydami GIS profesionalų bendruomenę per paramą švietimui, stipendiją studentui, įvairius renginius, nemokamus mokymus. Taip pat padėdami specialistams ir darbdaviams surasti vienas kitą, vieni kitus. Istoriškai rūpinamės georaštingumu visuomenėje. Tikime, kad prie to prisidėjo ir mūsų jau daugelį metų eksploatuojama virtuali GIS mokykla ir mūsų Maps LT, tikiuosi. Ar atsimenat, kaip atrodė Maps LT 2000-aisiais, 2001 metais? Štai kaip. Buvo net 2001 metais žemėlapiai Nokijai sukurti. Gavom prizą metų apdovanojimą iš Infobalto. Smagu prisiminti. Beje, šventai tikime, kad Google Mapsai atsirado įkvėpti Maps LT sėkmės. Gal tik tikime, aišku. Okay. Reikia kažko tikėti. Mūsų siekis įkvėpti žmonės, organizacijas, bendruomenės, pažinti, gerinti aplinką pasaulį per geografijos, geoinžinerijos mokslus ir metodus. Savo resursais remiame geobendruomenės, įvairias nevyriausybinės organizacijas, mokyklas. Esame stipri ir auganti kompanija. Daug investuojame į taikomuosius eksperimentinius tyrimus, plėtrą. Didžiuojamės ir džiaugiamės mūsų inovatyvių partnerių Esri, kuris ištikima savo vertybėms, iš kurio mokomės ir semiamės įkvėpimo. Su šiom nuostatom mes siekiame gyventi kasdien. Ir tai mūsų veiklą daro prasmingą, mūsų įkvepia, įgalina sėkmiai. Siekiame būti stipriu, sėkmingu verslu ir patikimu, žinoma, jūsų partneriu. Kodėl? Norime prisidėti prie Lietuvos, galiausiai ir prie Europos ir pasaulio gerovės. Norime. Noriu paminėti sritį, kurią rūpinamės jau daugybę metų nuo įsikūrimo. Tai geoduomenys. Pagelbėjome institucijoms atverti duomenis. Patys daug investavome į duomenų produktizavimą, jų kokybę, prieinamumą mūsų bendruomeniai. Gal tai vienas iš raktų, kodėl Lietuva po sovietmečio greitai ir stipriai įsiveržė į priekį GIS srityje. Šiandien šį procesą labai spartina valstybė, VDA atverdama vis įvairesnius duomenis, o mūsų misija pasirūpinti, kad būtų duomenys registruojami ir į Living ar GIS Living atlasą, tam, kad duomenys būtų patogiai pasiekiami ar GIS naudotojų bendruomeniai, tiek verslo, tiek akademiniai. Visokiojopai remiame aukštąjį mokslą. Priimame ir mentoriaujame praktikantams, padedame susirasti darbus, organizuojame kasmetinės konferencijas akademiniai bendruomeniai
Jau kelinti metai organizuojame konkursą ir renkame jaunųjų mokslininkų GIS darbų nugalėtoją. Pagrindinis prizininkas apdovanojimas kelionė į San Diegą, pasaulinės GIS konferencija GISininkų Meka, kur kartu su kitų šalių studentais pristato savo darbą 20 000 auditorijai. Šių metų nugalėtoja studentė iš Vilnius Tech, Ugnė Butrimavičiūtė ir jos darbas Gyvybės gatvės. Jame studentė pritaikė taktinius urbanizmo principus ir rytoj turėsit galimybę išgirsti jos pristatymą konferencijoje. 14 metų tęsėme paramos projektą mokykloms bei plačiai visuomeniai. Tai yra mūsų virtuali GIS mokykla. Projekte jau dalyvauja virš 300 mokyklų ir skaičius vis auga. Įsitraukia tiek geografai, tiek IT, istorijos, literatūros, matematikos mokytojai, net keli darželiai. Mokykloms SRI dovanoja programinę įrangą, tą pačią, su kuria visi dirbame beje, ar GIS online. Mes ruošiame virtualias pamokas, konsultuojame, kartu su socialiniais partneriais organizuojame kasmetinius mokinių darbų konkursus. Laureatus kviečiama į mūsų organizuojamą GIS mokyklos vasaros stovyklą, kur mokiniai mokosi tiesiog lauko sąlygomis rinkti duomenis, apdoroti, analizuoti ir galiausiai sukurti savo žemėlapį. Tai labai įkvepianti veikla. Siūlyčiau visiems apie tai pagalvoti, kuo galime prisidėti. Teko nugirsti, kad į universitetus jau atėję mokiniai dalyvavo šiuose konkursuose į geomokslų specialybės, į GISO specialybės, geodezijos, kurie dalyvavo konkursuose ir jau žinantis, ko siekia, turintis motivaciją. Manau, kad tai sėkmė ir iš tiesų tai, ko siekiame. GIS rinka auga. Kyla GIS profesijos ir kompetencijų svarba. Specialistai laukiami ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir rajonuose. GIS profesionalai medžiojami, perviliojami. Jau nebūtinai ir ne tik Gnit Baltic yra svajonių darbdavys. Atsirado GIS darbuotojų rinka. Tuo trūkumu anksčiau skųsdavosi darbuotojai. Man atrodo, tai turėtų būti labai pozityvus impulsas jaunimui, stojančiam ne tik į IT, bet į vairias geomatikos, geoinžinerijos, geomokslų specialybės. Sieti savo ateitį su GIS, atrasti GIS jėgą. Ugdykim GIS bendruomenę kartu. GIS veža. Manau, kad veža. Tikiu tuo. Taigi, ačiū Jums labai uždėmesi. Dar minutėlę, aš noriu tiesiog padėkoti taip pat sponsoriams. Turime 2 šiais metais. Tai Geonovus, Trimble atstovas Baltijos šalyse. Jie pristato geomatavimų įrangą. Ir Cellular Expert, SRI auksinis partneris, kuria ir diegia programinę įrangą elektromagnetinių bangų, tai yra radijo, šviesos, garso sklidimo modeliavimui, platina ją pasaulyje, tiek civilinėms, tiek gynybos, saugumo sektoriams. Aplankykite jų stendus kavos pertraukėlių metu, erdvėje, apačioj, ten, kur registravotės, įsikūrę. Beje, taip pat ten rasite ir lietuvišką SRI startup partnerį, kompanija Level 11 Studio. Jie GIS pagrindu kūrė Stratos sprendimą kovinių dronų operatorių mokymams. Na kągi, gero renginio, naudokite Slido programėlę, užduokite klausimus, naudokitės nuorodą. Tai ačiū.